Hey ho! Tai šiandien susitinkame naujame video ir šiuo metu ruošiuosi eiti sportuoti ir darau šitą mankštą labai dažnai, per YouTube tiesiog pasileidžiu. Kali Cohen Strength vadinasi kanalas ir 30 minučių No Repeat Strength Training for Beginners. Tai vieną tik tai reikia turėti setuką šitų svorių po 3 kg ir kilimėlį. Daugiau jums nieko nereikės, tai jeigu norėsite, galite pabandyti šiandien pasportuoti su manim. Tai ką, aš įsijungiu YouTube, išjungsiu ten garsą, kad jums netrukdytų ir pradėsim. Pirmiausia, pradedam visada nuo apšilimo ir po to pereinama prie pratimų. Kas labai patinka su šita treniruotė yra be pakartojimų repsų. Tai reiškia, kad nereikia to pačio pratimo kartoti keletą kartų. Darome skirtingus pratimus kas kažkiek sekundžių. Tai labai fainas konceptas, pabandykite ir jūs, gal patiks. Ir šiaip, gal bus motyvacija pradėti sportuoti. Nežinau, kad daugam yra pasižadėjimas sportuoti, bet nėra motyvacijos. Tai va, kartu pradėsim ir galbūt įveiksim. Pradedam. Pirmą nuo įtopsto. Nesakysiu jums sekundėmis, pasidalinsiu po šiuo postu nuorodą į YouTube kanalą, iš kurio darau šitą mankštą. Ir galėsite, ar kada turėsite laiko dar padaryti su jau tos moters gaidinimu, jeigu norėsite viską išgirsti ir konkrečiau sužinoti. Aš tiesiog esu čia kaip įkvepiantis pavyzdys, nieko nereikia priimti nuo manęs kaip tiesos kažkokios. Aš darau kaip aš moku ir darau pagal pavyzdį tai, kas moka. Tai kol kas dabar esu su nugaros išvarža, nežinau, ar čia galima pasveikti nuo jos, bet gyvenime taip jau yra, susiduriu su tokiom sunkesnėm ligom, kurias kartais ir pavyksta įveikti. Tai va dabar kovoju su šitą ligą. Ir jo, iš reabilitacijos perėjau jau prie svorių. Tai iš tikrųjų pažanga nemaža. Ir aišku, dar skausmus kenčiu, sunku pasivartyti, naktį kartais lovoje būna. Bet ir atsikėlus sunku iš tikrųjų pavaikščioti rytais. Toliau lankstymasis. Bet kai jau prasivaikštau dieną, gali būti visai neblogai. Bet kartais būna ir kojas skausmas vaikšto. Tad be mankštos esu kaip be rankų. Mankšta tiesiog turi būti pastovi mano gyvenime. Iš daugelio žmonių tą girdėjau ir girdžiu. Ir ne tie, kurie serga, bet visokių dalykų, kur patiria, tai mankšta numeris 1. Tai va tokie pritopstai, apšilimas, dar kol kas tęsiamas. Tai kartais atrodo, kad reikia labai daug pradėti, bet iš tikrųjų geriausia būtų susirasti jums mėgstamą pradžiai mankštą pagal jūsų lygį. Tai jeigu pradedantis esate, tai rašykite beginner workout, arba jeigu jau pažengęs esate, galite kitokius rašyti, arba pasikonsultuoti su savo treneriu, nueiti į sporto salę. Tai viskas priklauso nuo jūsų lygio, poreikio, ar norite namuose pradėti, kad užsimotyvuoti ir tada eiti į sporto klubą. Tai va, bet man geriausia motyvacija daryti namuose kol kas. Pradžioj jos nebuvo, bet po truputį pradėjau domėtis sveika gyvensena. Jau šiaip senai domiuosi sveika gyvensena, bet tos žinios žinot, kaip jos užsistovi. Tai pradėjau daugiau audio knygų skaityti šią temą. Ir galiausiai tokia užsimotyvavimas, toksai noras eiti tą linkme. Ir aišku, didžiausias motivatorius skausmas yra. Tai dažnai, kai man parašo
draugės ar pažįstamas, kaip čia taip motyvuota sportuoti. Tai parašau, kad motyvuoja skausmas. Nieko ypatingo. Nu ką, pradedam. Pradedam su svarmenukais, keliam į viršų, rankų nenuleidžiam, pilvas įtrauktas, sėdmenis į priekį. Įkvepiam viršui, apačioj iškvepiam. Tai va, tai didžiausias motivatorius yra skausmas šiuo metu, bet kaip ir sakau, geriausia nesulaukti, kad jis motyvuos skausmas, ar ne, pradėti anksčiau, kad nesusidurtumėt su tokiam problemom. Ilgą laiką pati irgi galvojau, kad tikrai aš neįsiu prie svarmenų, taigi čia labai nemoteriška, ką man čia padės, tempimo pratimus darydavau, bėgiodavau, tikrai negalvojau, kad svarmenys tiek turi didelę naudą organizmui. Na, bet žinot, informacijos, kuo daugiau sužinai, kuo daugiau papraktikuoji, tuo daugiau sužinai pats apie save. Tai viskas per praktiką. Kuo daugiau pabandysi dalykų, pažiūrėsite, ar jums tinka, tuo geriau išsuprasite save. Tai dabar darysim tokius skvotus, pritūpimai su hanteliais, kojas išplečiam ir nugarą tiesi, pilvas įtrauktas, sėdmenis į priekį. Nepamirškime kvėpuoti. Čia po 40 sekundžių eina pratimas. Ir sėdmenis taip įtraukiam, kai pakeliam. Nežinau, ar čia labai gerai girdėsi šitas video. Turiu mikrofonus, bet jie nelabai veikia man. Ir aš jų nebepasijungiu niekaip. Arba aš nemoku jų pasijungti, arba jie neveikia. 13, 12, 11, 10. Kai kurios pratimus sako, kad jeigu per sunkus svarmenis, geriau daryti arba išvis be svarmenų, arba su mažesniais svarmenim, kol per laiką upgraidinsit savo jau tą turimą svorį ir galėsite jau daryti su didesniais svarmenim. Tai visa treniruotė užtrunka 30 minučių ir, kaip ir sakiau, nereikia kartoti pratimų. Kas man kaip, nežinau, ar su OCD, ar su ADHD. Aš kažkokį turiu vis tiek dalyką. Galvoju aš taip, kad turiu. Tai man nepatinka repetitive dalykai. Jie turi biškį keistis. Tai man tokie labai pratimai tinka ir patinka. Matyt, tie, kurie daro šitos treniruotės, irgi žino, kad yra skirtingų žmonių, skirtingų poreikių, kaip mėgsta savo priėjimus prie pratimų. Tai va, kilnojam rankytės. Šiaip daug pratimų čia yra rankom, bet bus ir visam kūnui. Bus ir kojom, ir presui, ir nugarai. Tai apima iš tikrųjų viso kūną. Tai jeigu turėsite 30 minučių kažkurią dieną laisvesnę, pasijunkite šitą video arba mano video. Aš aišku daug čia plepu, šneku, gal bus trukdysiu labiau jums daryti, tai pasijunkite su nuoroda video, kurią įdėsiu į šitą video aprašymą. Ne aprašymą, o prie komentarų skiltės, taip įdėsiu. Dabar tiesiog vieną hanteliuką, kelnosim į priekį. Visą laiką iškvepiam, kai jau darom pastangą, ar ne? Čia įkvepiam, čia iškvepiam. Ir taip darom, kad smegenys susivoktų, susitapatintų su raumenų darbu, ar ne? Kad gautų signalus gerus ir mažesnė būtų trauma po sporto, mažiau skausmo. Tai va, svarbu labai iš tos motyvacijos pusės, tiesiog pradėti visų pirma, aišku, tas 5 sekundžių taisyklė. Aišku, jau gal kažkiek pasiruoškit prieš tai, turėkit hanteliukus, jeigu ir pirmą kartą nepavyks. Turėkit įrangos šiek tiek, ar hanteliukai, ar kilimėlis, ar kažkas tokio, kas jums bus reikalinga.
ir kitą kartą jau būsit pasiruošęs, kai bus didesnė motyvacija. Dabar reikės atsigulti. Nežinau, ar matysit mane. Kilnosim kojytę. Taip dedam. Keliam į viršų ir kuo mažiau išlaikome apačioje. Pakeliant į viršų, iškvepiam. Dvi, viena, nulis. Iš kitos pusės. Čia pas manęs biški mažai vietos yra, nes lovytė yra austėjos, bet nieko, dirbsim. Jo, svarbu labai surasti irgi erdvę savo mankštai. Tai aš pasidarau, aš čia sulenkiu lovą su visais čiužiniais ir darau mankštą. Nes jo, kartais žmonės net neturi namuose erdvės, kurioje gali sportuoti, tai reikia tą erdvę susikurti savo. Arba sporto klubas, bet dažnai, kiek girdžiu, irgi būna, kad sporto klubuose perkimšta, ypač tom valandom, kurios populiariausios. Tai tikriausiai sudėtinga yra pasportuoti. Tai kiek įmanoma pasidaryti namuose erdvės, jeigu nespėti sporto klubą. 9, 8, 5, 4, 2, 1. Dabar gulsimės ant pilvo. Nežinau, ar matysim. Ir dabar jau dirbsim su pilvo presu. Tai reikės iškelti kojas ir rankas ir dubenį laikyti prie žemės. Keturiasdešimt sekundžių. Laikom, nors ir dreba. Nepaleiskim nugaros, prie pat žemės laikom. Dvi, viena ir nulis. Galim savo kojytės pridėti prie pilvo. Biškį palinguoti. Atpalaiduoti raumenukus. Tai va, tai kažką čia dar norėjau sakyti, gal prisiminsiu eigoje. Dabar jau 32% treniruotės įveikėme. Dabar jau reikės atsistojus daryti pratimus. Čia pas mus sniegą kasa, tai jeigu girdisi pipsėjimas, labai atsiprašau, nes kasa sniegą ir važinėja atbuliniu žodžiu. Tai va, tai trečdalį jau padarėme treniruotės, liko dar 2 trečdaliai ir būsime padarę. Man irgi tai būna, kai treniruojas ypatingai, treniruotės metu netgi tingi tai daryti. Ir galvoju, kaip čia išvengti tų pratimų, kaip čia nuskipinti, gal mažiau padaryti. Aišku, su treneriu jaučiu biški kitaip būna, bet stengiuosi įveikti visą, nežinau, kad čia tik 30 minučių. Kiti sportuoja žymiai daugiau ir žinau, kad man visi šitie pratimai padės nugaros skausmams sumažinti ir stiprinti nugarai. Ir kitiems raumenim. Tai jo, svarbus išsikėlimas tikslo pačią ir kokią turit savo problematiką. Tai jeigu yra kažkokia liga, tai pirmiausia pasikonsultuokite su gydytoju
Ir jo, priimkite savo palankius gyvenimo aspektus, nes ateityje, kur ir knygoje, audio knygoje pasakoju, apie tai, kaip mes norėsime laiką leisti 70 metų, norėsime žaisti su savo anūkais, mėgstamas veiklas daryti. Dabar kelsime taip rankas į apačią, krūtinė į priekį. Ir norėsime kažkokias veiklas veikti, bet jau neturėsime jėgų, neturėsime mobilumo, neturėsime sveikatos, tikriausiai sirgsime ligomis sunkiamis. Tai jeigu pradėsime anksčiau sportuoti ir dėti pastangas, ko gero, tai kokybė paliks tikrai geresnę gyvenimo 70 ir nugyvensim kokybiškesnį gyvenimą. Štai dabar reikės su vienu hanteliu virš galvos. Aš dar kol kas darau su 3 kilogramais, bet jau jaučiu po truputį, kad jau eisiu link 4 tikriausiai. Aš turiu dar kitus hantelius, čia nusipirkau iš Decatlono. Nežinau, apie 20 eurų gal mokėjau. Nėra per didelė investicija, bet vis tiek nemažai kainuoja. Ir aš dar turiu kitus hantelius, bet jie biški sunkesni. Pradžia prasideda nuo 4,5, man atrodo, tai nežinau, ar juos dabar pakelnočiau. Tai dar kol kas su 3 kilogramais sportuoju. Bet pajausite per laiką iš tikrųjų, kad reikės padidinti kilogramų skaičių, nes pradės darytis lengva. Tiesiog, įsivaizduojat, kažkada pradės darytis lengva su 3, kažkada su 4, kažkada su 5. Tai labai džiuginantis dalykas, ne? Tai reiškia, galėsite panešti savo pirkinių maišelius ateityje. Reiškia, galėsite panešti vaikus. Taip. Tas labai irgi svarbu. Dabar gal padėsiu jumis šiek tiek labiau ant žemės, kad matytumėt, nes geriau bus matyti mane ant žemės šitam pratimui ir įsivaizduoti, kaip reikia padaryti. Tai atgalinės rankas štai ir keliam link preso, bet nekeliam labai per daug toli į priekį, o iki vidurio. Ir padedam ant žemės, kad jaustumėm, kad iki galo padarėme. Ir kvepam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Perinam prie kito pratimo. Tai dabar bus kitbekai su koja. Keliam į viršų ir va taip pumt pasiekiam lubas su savo pėda. Iškvepiam, įkvepiam. Būtina labai gerai kvepuoti, nes kvepavimas labai daug prisideda prie jūsų rezultatų, kurių norite. Tai nepamirškite kvepuoti teisingai. Įkvepiam, iškvepiam, kai darom pastangą. Įkvepiam prieš pradedant pratimą. Dabar galim šiek tiek padaryti tą tokį atsipalaidavimą, kelias sekundės. Ir pereisim prie kitos pusės. Tai prie kitos kojos. Jeigu pradėjote šitaip, tai darykite šitaip. Jeigu pradėjote šitaip, darykite šitaip. Aš pradėjau šitaip, tai ant alkūnių
kitą koją. Nesvarbu iš tikrųjų, kokiam gyvenimo etape esate. Jeigu ir laukitės, ar esate šiuo metu po vaikelio gimimo, visada yra galimybė kažką padaryti, ar ne? Tai neįkalinkit savęs tame mąstyme, kad nieko negalite, neturite kažko laiko ar neturite galimybių. Visada gali galimybė atsirasti, kai jai duosite erdvės ir laiko, susiplanuokite, susidėliokite, kaip tai padaryti, kaip tai gyvendinti ir padaryti prioritetą. Žinau, kaip yra nelengva, ypač po gimdymo, mamom sugrįžti į savo ritmą, bet esu susidūręs su tuo, tikrai žinau, bet viskas įmanoma. Tai po truputį pradėkime ir žiūrėkime į priekį, į galimybės, kurias turime, kurias galime atrasti. Dabar darysim pilvo presai. Žinot, šitas kaip ir įprastas pratimas, dažnai darom jį. Keturiolika, 13, 12, 7, 6. Išsitiesiam, ištempiam savo kūną, biškį pamylėkim, taip pastrečinkim. Na, iš tikrųjų, jau padarėme tikrai nemažai. Padėsiu jūs atgal čia. Jau padarėme 66% visos treniruotės. Tai esame netoli pabaigos. Nepasiduokime. Mes galim padaryti iki galo. Tai, sakyčiau jo, svarbiausia duoti savo šansą ir negalvoti, kad tai yra kažkieno dalykas, žinote. Ai, čia jinai sportuoja, jai čia pavyksta, ai, čia ta mergina taip atrodo, jai natūraliai taip išeina, arba jinai tokių genų. Žinote, kaip būna prisimastom, įsivaizduokite save toje vietoje, įsivaizduokite, kad jūs ten esate, kad jūs ten galite būti, ar ne? Kartais atspindėkime tai, apie ką galvojame, kad mums nepavyks, galvokime, kad mums pavyks, kad mes jau ten esame. Gerai, pasiemam hantelius į abi rankas ir darysime Romanian deadlift. Ištiesta nugarą, nereikia per žemai lenktis. Visi pratimai dažniausiai po 40 sekundžių. Su šitais pratimais iš tikrųjų ir pagerėjo mano stovėsena, kaip čia nestovėsena, bet lygsvara. Nes yra vienas pratimas su lygsvara susijęs, o aš su lygsvara labai prasta esu. Čia tikriausiai dėl mano pėdų formos. Tai pagerėjo netgi lygsvaros situacija. Ką niekad neturėjau, eidavau pas trenerių, tai vos ne matydavau jų žvilgsnį mane, kaip aš neišstoviu nei sekundį, tai labai gėda būdavo sportuoti. Tai aišku dabar, kad irgi dar neilgai neišstoviu, bet bent kažkiek ilgiau. 15, 14, iškvepiam viršui. Dabar darysime glute bridge vadinamai, tai ten reikės tiesiog tiltuką padaryti su hanteliu.
Kai kurie daro, mano vyras daro su 2 hanteliais, bet man yra per sunku daryti su 2 hanteliais, tai aš dar su vienu darau. Ir kartais būna, kad iš viso negaliu su hanteliu net padaryti, kai yra didelis skausmas nugaros. Tai šiandien tikiuosi pavyks. Tiesiog, kilnojam nugarą, darom tultuką tokį ir hantelius čia ant pilvuko pačios, tiesiog aš jį laikau, rankose neuždedu grinai ant pilvo ir kilnoju nugarą. Labai geras pratimas stiprinti nugarai ir užpakaliui ir kojom, labai daug raumenų grupių apima šitas pratimas. Viskas. Dabar darysim su 2 hanteliais atsigulę. Štai taip, rankas į šonus. Ir šiek tiek nugarą išlenkiam ir į viršų keliame hantelius. Ir ant galo, kai pasiekėm, taip lyg sutraiškytumėm kiaušinę su rankom. Viskas. Ir jau 86% padarytų pratimų. Pakeliu vėl jūs į viršų. Kažką irgi norėjau pasakyti, žodžiu, tinginėja man atmintis. Nežinau, ką su atmintim daryti. Dar nesugrįžta po visų nėštumų, po vaiko. Dabar, kaip ir sakiau, šitas pratimas, kuris lygsvarai yra. Biškį pabandysiu iš toliau eit, bet nesimatys iki galo. Kelnuoti va taip į viršų, ar ne? Tai jis labai gerai lygsvarai. Tai šiek tiek pabūnam, kiek išeina viršui. Daug skirtingų situacijų iš tikrųjų yra, kodėl žmonės užsiblokuoja ir nebesportuoja, patiria per didelius skausmus arba psichologinius išgyvenimus ir viskas užsiblokuoja. Tai linkiu iš tikrųjų, kad praeitumėt šitos sunkius savo gyvenimo etapus ir pamatytumėt šviesą. Ir pagaliau pamatytumėt šviesą tunelio gale. Ir galėtumėt pradėti kažką daryti dėl savęs, dėl savo sveikatos. Gerai, toliau eina hantelių kilnojimas, tiesiog kaip čia bicepsai tikriausiai vadinasi. Tai izoliuokite rankas. Daug galima būtų iš tikrųjų prišnekėti dalykų, bet žinote, geriausiai yra pavyzdys. Tai dėl to čia šiandien ir esu. Kai dažniausiai, kai būna artimoje kažkoks aplinkoje pavyzdys, kuris sportuoja, tai daug lengviau yra kažkaip pradėti mąstyti, kad gal ir aš galiu, kažkaip man tai bent jau yra lengviau. Nu, dabar paskutinis pratimas ir bus baigta, tai plankas. Padedu jis į apačią, kad mane matytumėt. Ir darysime planką. Tai aš atsistojus darau. Jeigu jums yra sunkiau, galite šitaip daryti. Štai taip, bet aš darysiu štai taip.
Ir bus mūsų paskutinis pratimas. Tikiuosi, leis man įdėti tokį didelį video į Facebooką. Ko gero, kad neleis. Tai gal į YouTube reikės įdėti. Reikėjo laivą iškart daryti. Tai kas plenkia labai svarbu yra visus raumenis įtraukti. Ir rankos raumenis, ir nugaras tiesiai laikymas, ir užpakalis, ir kojas viską laikyti tvirtai. Na va, ir viskas. Tai aš, kai susidariu su nugaros problemom, tai iki šio taško daėjau po truputį. Tai nėra, kad greitas priėjimas būtų. Jeigu patirite kažkokius skausmus specifinius, kreipkitės pas gydytoją. Čia šitie pratimai yra tiesiog įkvėpimui. Ir ačiū labai, kad žiūrėjot. Sėkmės pradėti sportuoti ir motyvacijos. Iki.